Iškask va dabar čia griovį. O tai per kiek čia laiko reikia iškasti? Tai pusdienį turim, jis sakė. O tai pala, o kam? Ar čia bus kas nors? Kas, sakau. Bet čia žiūrėk, kaip smėlis. O čia kas nors, pavyzdžiui... Kas? Nu, tikėjais, kai ištrauksiu, ne? Ne, aš galvoju, nes tai sakė, žinai, tavo, kur nuėjo, tai čia akmuo kažkoks yra. Tai pala, kažkas. Kas? Bet tai, žinok, niekaip nelenda čia. Lenda, kas? Bet tai visą reikės ir iškasti, ne? Jo, kad tilptum. Yo, this one here goes out to all my players out there, man, you know. So lonely, Mr. Lonely, I have nobody to call my own girl. Bet tai pala, o čia kam nors reikalingas? Aš tau patikau kažkiek, nu, kaip bachūrs, pavyzdžiui. Ne, tai man tai pavyzdžiui visi patinka, bet jie kažkodėl paskiau labai greitai pabėga. Iš pat pradžių ateina ir jie sako, kad ir aš patinku. O paskiau sako, nebepatinki ir kažkodėl naktį visi. A tie vaikai ramus tavo, ne? Taip, tai ne ramiai. Žinai, iš pat pradžių būna pirmą mėnesį pradžia būna ramus. Žinai, nes būna pinigų, nes pašalpas gauni. Oik, tu, kiek gauni? Už vieną vaiką 500, tai gauni 1500, tai žinai, kol užtenka. O paskiau, kai jau baigės produktai, tada jau būna ramus, aš gal biškutį nuvaivaroju. Pusantrą gauni, ne? Pusantrą gauni. Ir rankos, bei skaičiavom, bei niek. Tu neblok bobės. Ne, nu tai... Bet, žinai, sakė, dar pakelt, žinok. Tai dar padarysim porą, ne? Kaip? Tai pačias tau irgi patinau? Ne, pusantrą, jeigu gauni ranką. Tai aš jau... Kuo, žinai, gerai visai. O klausyk, o kam čia? A čia tau reikia, kad kas, ar tiem... Pala, tai nebekas tada, palauk, tai tada... Tu man visai čia patikai. Nu, tai pasibučiuokim gal. Aš žinok, taip iškart negaliu, žinok. Aš ne, man ir su tėvai sakė, sako, jau ant pirmo pasitaikiusio, tai nežinok. Paskiau, žinok, dar žinai... Padraugausim tad biškį, ne? Man, žinok, plaukai natūralūs, tokie garbanuojasi. Antrą lygą. Jūsų laikas baigėsi jau. Važiuojam. Tai čia jau reikia važiuoti, ne? Jo, reikia matyti. Varam tada. Duok panešk kastuvą. Gerai. Duok ranką. Nu, esu visiškai susiparinis. Nebežinau, ryte ta patika. Dabar šitą nieką liktis, taip atrodo, nu. Su kastuvu kas gerai, nu. Šitą dar va išaiškėja, kad supranti, da užbaigs pašalpų gaun, supranti, pusantro šaibos, nu. Tai žinai, tai vis tiek tai prisidurt, va, jeigu taip šeiminį gyvenimą vakart jau taip vesti viską, nu tai žinai. Nu ką aš dabar žinau, ką galiu pasakyti, nu iš tikrųjų tai labai nustebus, nu žiauriai, aš iš pat pradžių, kai ištraukė aš, sakau, dabar tai jau šakės, kaip reikės dabar, ką daryti, žiūriu, liepia kasti, o aš 2 kartus esu kastus, tėvas manęs paprašė, tai aš ten biškiuką pakasiu, kaip, svarbiausia, kad aš mokėjau, kaip laikyti tą kastuvą, ir žiūri, kaip, o paskui vidury kasimo sako, kiek uždirbi, nu, pinigai, tai aš suprantu, jam visai nerūpėjo, tik tai, nu, esmė, žiūri, taip ir matau, kad jis geris, kaip aš kasu, nes jau ant kasimo aš pati pajutau antrą kartą, kaip sulindo kastus, ir tai... Tai kaip šakės, kaip smagu. Ne, gal ir tėvas bus. Kai jis ištraukė ją, aš labai apsidžiaugiau. Aišku, ten aš neturėjau ką veikti, nes jiem tai ten visai įdomi, ta atrakcija buvo. Bet gerai pagalvojus, tai ir ta atrakcija irgi ne mano lygio. Šiaip tai labai gerai. Aš nemanau, kad jis vakare pasirinks mane. Bet aš dėl to visiškai nepergyvenu, nes jis ne mano lygio yra. Nes aš aukštesnio lygio. Meilės trikampyje prabėgo pirma naujų pažinčių ir įspūdžių kupina diena. Visą pusdienį Jonas bendravo su Mėta, o Agnė vaikiną stebėjo iš tolo.
Dabar visi 3 realybės šou dalyviai grįžta į meilės trikampio namelį, o merginos netrukus sužinos, kuriai iš jų savo simpatijas nusprendė atiduoti Jonas. Agnė suprato, kad nėra Jagelavičiūtė ir savo vidinių žavesių nesugebės nukonkuruoti Mėtos, kurios mėnesinės pašalpos už vaikus taip sužavėjo Joną. Agnė, net neatsisveikinusi su kitais meilės trikampio dalyviais, nusprendė pasitraukti iš namelio. Mėta ir Jonas pirmą kartą namelyje liko dviese. Nekantraudamas vaikinas nusprendė nelaukti 12 valandos, todėl jaukią vakaro atmosferą sukūrė pats. Taigi netrukus sužinosime, ar pirmieji meilės trikampis 2 dalyviai apsisprendė, ar jie pratęs bendravimą realiame gyvenime, ar jaukioje svetainėje įvyks lemtingasis susitikimas ir Jonas su Mėta išeis kaip pora. Tėti, tu eisi ar neisi? Kas atsitiko? Tu išeisi ar neišeisi? Tai kiek dabar valandas? Ką, aš žinau, po 1 jau? Žinau, pas mane kažkas nuėmė nuo laikrodį ir aš nežinau kiek valandų. Eik tu. Nu, o tai... Tikų darom. Aš dabar negaliu, aš dabar vaikus migdau. Tai, ko, aš žinau, užmigdyk ir varom. Su vaikais? Nu, tai jo, tai aš palauksiu pačioj, nu. Ai, nu tai gerai. Vežimėlį padėsim išnešti. Tai, eini, greičiau, davai, pasiemi vaikus ir eini. Tai nesupratau, padėsiu išnešti ar nepadėsiu? Jonas ir Mėta meilės trikampyje surado vienas kitą. Jie nusprendė, kad naujų išbandymų ir pažinčių jiems nebereikia. Jie laimingi kartu. Meilės trikampio namelis laukia naujų įspūdžių ir romantikos pasiilgusių dalyvių. Todėl mes su jumis neatsisveikiname. Apsilankykite ir tapsite žvaigžde. Labas vakaras. Aš esu Saulė iš Šiaulių. Man 23 metai. Esu vadybininkė ir esu alkoholikė. Labas, Saulė. Sveiki. Esu Arūnas. Esu iš Daugų. Man 30 metų. Esu vadybininkas. Aš esu alkoholikas. Labas, Arūnas. Labas vakaras. Aš esu Ksena, kilusi iš Radviliškio. Man yra 28 metai. Ir aš esu alkoholikė. Kągi, aš siūlau pradėti mūsų susitikimą. Gerai. Ir kuo greičiau. Tai žinau, nuo ko pradėt, ar ką manim? Šitas... Siūlau, aš siūlau, kaip visada, pradėkim nuo silpnesnių.